Sveiki visi, kurie žiūrite šitą video. Aš Vidas Rachlevičius ir čia yra vektoriai.lt. Na, prisipažinsiu, aš jaučiuosi tikrai nejaukiai, gal pasakysiu ne tas žodis, nejaukiai, gal kaip kvailio vietoje, kai 2026 metais praėjus tiek metų nuo nepriklausomybės atgavimo mes vėl priversti kalbėti apie žodžio laisvę. Tai rodo, kad kur mes nuėjome. Mes toli nenuėjome, mes grįžtame į ten, kur jau esame buvę. Ir tai vyksta jungtinėmis mūsų politikos partijų pastangomis. Ką mes dabar matome? Būrelis valdininkų ir šiandien tokių trenktų aktyvistų kovoja prieš Salomėjos Nėries paminklą. Naujieji mūsų komjaunuoliai kovoja prieš Puškino paminklą Markučiuose. Tačiau tame visame šurmulyje niekas nenori išviešinti KGB šitų bendradarbių sąrašų. Ir tie patys mūsų politikai, kurie randa milijonus pasiaiškinimų, kodėl to nereikia daryti, jie krūpčioja prieš kelių rabinų pasakymą, kad reikia nugriauti sporto rūmus, kurie yra mūsų tautos laisvės vienas iš židinių simbolių. Jie išgirsta žodį tautos sukilimas 1941 metų ir jie krūpčioja nuo to pavadinimo. Seimas net nepriema rezoliucijos, net nesvarsto, visi lenda po kilimais, po savo darbo stalais, tačiau tuo pat metu tas pats Seimas priema cenzūros įstatymą. Taip, cenzūros, apie tai niekas niekur nekalba, apie tai niekas nieko nekalbėjo ir neskelbė ir nediskutavo, bet toks įstatymas yra priimtas. Ir tuo įstatymu Lietuvos televizijos ir radio komisijai bei žurnalistų etikos inspektoriui suteikiamos galios pašalinti nuomonės arba jas reikalauti ištrinti. Jie gali duoti privalomus nurodymus, ten apriboti prieigą arba pašalinti informaciją ir pabrėžiu, be teismo sprendimo. Tai yra sugrįžimas į sovietinės cenzūros modelį, kai žodžio laisvę reguliavo ne įstatymai, o žodžio laisvę reguliavo, tiksliau ją buvo užgožę valdininkai. Ir mes grįžome prie šito sovietinio modelio. Ir kas įdomiausia, kad tik 3 Seimo nariai priimant tą įstatymą pasisakė prieš, bet tai nebuvo konceptualūs. Gerai, kad bent 3 atsirado, bet tai buvo tokie, techninės pastabos, neesminės. Bet čia kalba yra apie pamatinę, apie demokratijos pamatus. Neatsirado nei vieno, kuris kreiptųsi ir sakytų, žmonės, ką mes darom, mes grįžtam į sovietmetį. Ir už tą tokį įstatymą balsavo 33 socialdemokratai ir 19 konservatorių. Ir už tai balsavo mūsų puikusis Seimo pirmininkas Juozas Olekas, antras žmogus valstybėje. Jis balsavo už cenzūrą. Ir man tik tai įdomu tai, kad ką jie galvoja, ar jie apskritai galvoja balsuodami už tai. Ir kad neatrodytų, kad aš čia kalbu kažkokius vėjus, aš jums pacituosiu keletą konstitucijos straipsnių. Taigi, 25 straipsnis. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, taip pat ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Taip pat draudžiama cenzūra. 26 straipsnis įtvirtina minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę. 29 konstitucijos straipsnis draudžia diskriminaciją dėl pažiūrų ir įsitikinimų. 44 straipsnis
draudžia cenzūruoti masinės informacijos priemonės. Taigi vien toks paviršutinis žvilgsnis rodo, kad buvo pažeisti bent keli konstitucijos straipsniai ir aš nesuprantu, tie mūsų Seimo nariai, pirmininkai komitetų, ar jie skaitė konstituciją, ar jie bent suvokia, už ką jie balsuoja. Ir kas įdomiausia, buvo priimtas tas įstatymas, bet mūsų didysis laisvo žodžio sarginis šuo LRT net neviauktelėjo, nebuvo nei vieno žodžio. O kur visa ta minia, kuri prie Seimo ten šurmuliavo už laisvą žodį, juk ir jiems tuo įstatymu buvo užklijuotos burnos. Ir čia yra kalba ne apie faktus ar ką, čia yra kalba apie nuomonę. Jūs dabar negalite turėti nuomonės, kuri skiriasi nuo kažkieno patvirtintos ar kažkieno primestos. Ir kai priimamas toks įstatymas, tai gerai, tarkim, LRT kontroliuoja konservatoriai, kurių rankomis Ulbinaitės ir už jos stojančios Grybauskaitės rankomis ir buvo prakištas tas įstatymas. Ir mes turime socialdemokratus, kurių dauguma balsavo už tai. Ir net Seimo narys Valius Ąžuolas pajuokavo, taip ironiškai, sako, ką jūs darot, sako, jūs suprantat, kad jūsų rankomis konservatoriai žarsto žarijas. Ir aš žiūrėdamas į tą balsavimą, į tą tokią nuostatą ir visišką nesuvokimą, už ką valdančioji partija balsuoja, aš jau kelintą kartą priėjau tos išvados ir kurią būtina garsiai pagaliau įvardinti. Lietuvos socialdemokratų partija intelektualiai yra nepajėgi valdyti šią valstybę. Taškas. Tai yra kažkur 30-40 metų atgal, žinot, kažkur užsibuvę, kaip aš juos pavadinu, eurokolūkiečiai. Šiais laikais, kai visos valstybės pažangios galvoja, kaip įdiegti dirbtinį intelektą, kaip kokiom technologijom paspartinti pramonės augimą, visuomenės vystymąsi, jūs susiraskite Google 2026 socialdemokratų sąskrydis ir jūs ten pamatysite tą vakarykščią dieną, tos eurokolūkiečius. Nežinau, kai man būna bloga nuotaika, aš vis įsijungiu ten tuos įrašus ir, žinot, man tai primena kokį 40-30 metų senumo, kokią, žinot, gudaus kaimo didžiulį balių, kur ten visi linguoja, tostus sako, silkę valgo, kažkas ten paragina jaunimas, banga ir visi susiėmę už rankų ten linguoja. Dar kažkas sušunka, komendantai, papilstom. Tai va, toks yra tas sąskrydis, tai yra kažkokia, aš nežinau, kažkokia katastrofa, aš nežinau, kaip jums pasižiūrėkite ir pamatysite. Tai jeigu grįžtant prie rimtesnių dalykų, tai man atrodo, kad šitas balsavimas parodė, kad jungtinės tos pajėgos socialdemokratų ir konservatorių sulaužė socialinį kontraktą, kuris yra bet kurios valstybės egzistavimo pagrindas. Ir vienas iš tų socialinio kontrakto visuomenės, reiškia, svarbiausių turbūt teiginių, kad valdžia turi veikti bendrajam gėriui, o ne atskirų grupių interesams. Ir čia jokia paslaptis ir nereikia būti čia jokių orakulų, kad suprastum, kad šitos įstatymo pataisos nieko bendro neturi su kažkokiams išorės grėsmėm ten ir visais kitais dalykais. Tai yra grynas vidaus kovų išraiška ir ruošiama dirva tokiai naujo tipo, sakyčiau, diktatūrai. Bet dabar, kai mes žiūrime į tą dalyką, juk mums uždraudžia turėti nuomonę, kuri kažkam netinka, neįtinka, kuri yra neoficiali.
Bet juk nuomonė tai yra sąžinės laisvės dalis, o sąžinės laisvė yra demokratijos pamatas ir mes tai turim kalbėti šiuo metu. Man tiesiog yra, man plaukai, va, kurių nėra, šiaušiasi. Ir būtina suprasti esminį dalyką. Yra varžoma ir apribojama žodžio laisvė. O esmė, kad be žodžio laisvės neįmanomi laisvi ir demokratiški rinkimai. Tai reikia visiems įsikalti į galvą. Taigi, Juozas Olekas ir kompanija įžūliai nusišluostė kojas į Lietuvos konstituciją. Kas toliau? Konstitucinis teismas savo nuožiūrą jis negali pradėti svarstyti kažkokio įstatymo, ar jis atitinka konstituciją ar ne. Nors šitas įstatymas yra tiesiog jau net neteisininkas suvokia, kad niekaip neatitinka konstitucijos. Taigi pats konstitucinis teismas negali imtis tokios iniciatyvos. Tokios iniciatyvos gali imtis ne mažiau kaip 5/5 Seimo narių, tai yra 29, kurie gali surinkti parašus ir kreiptis į konstitucinį teismą, kuris, aš manau, neturės kitos išeities, kaip įvertinti tą įstatymą, kai jis neatitinka konstitucijos. Ir pagaliau yra dar viena institucija, kuri gali tai padaryti, tai yra Lietuvos Respublikos prezidentas. Na, aš vektoriuose.lt komentuodamas jo metinę kalbą rašiau, kad jis yra tik stebėtojas, jis yra toks politikos valdininkas, jis yra aplinkybių pavėjui nešamas politikos biurokratas. Ir mes neturime lyderio, mes turime tik instituciją. Ir be jokios abejonės, kad Gitanas Nausėda įeis į istoriją kaip vienas blankiausių prezidentų, jei ne pats blankiausias. Bet jis dar turi šansą. Pone prezidente, jeigu jūs dar turite bent kažkiek sąžinės, jeigu dar turite bent kažkiek suvokimo, jeigu turite bent kažkiek pareigos jausmo ir jeigu jūs prisimenate ant konstitucijos duotą priesaiką, tai jūs turite šansą bent kažkiek pataisyti savo įvaizdį ir išmesti šitą įstatymą į istorijos šiukšlyną ir paraginti viešai ir garsiai ir suformuluoti mintį taip, kad daugiau niekam niekada nekiltų jokių pagundų kėsintis į pamatinius mūsų konstitucijoje numatytus laisvės ir sąžinės ir demokratijos principus. Taigi, kaip sakoma, kamuolys dabar, prezidentė, jūsų aikštės pusėje. Ir aš tikrai labai atidžiai stebėsiu, ką prezidentūra apskritai pasakys, nepasakys, ar kaip visada sėdės ir tyliai, prisisėmus vandens į burną ir esminiais klausimais nieko nekomentuos. Ir netrukus bus Liepos 6, valstybės diena, Mindauginės, ir mes vėl matysime tuos pačius, kurie įvedė cenzūrą, kurie už ją balsavo. Jie stovės išpūtę krūtines, plačiai atmerktomis akimis ir giedos himną. Vėl bus tampomos vėliavos, vėl bus keliamos vėliavos, pompastiškos kalbos. Vyks tokie tautiniai atlaidai, kurie visą laiką vyksta kovo 11, vasario 16, per Mindauginės, bet juose tos valstybės, laisvės ir demokratijos vis mažiau ir mažiau. Lieka tik dekoracijai ir, simboliai. Bet turbūt blogiausia ne tai, kad mūsų valdžia yra tokia.
kuri yra linkusi totalitarizmą, kuri nesupranta, kas yra demokratija, kuri nemoka praktiškai veikti ir politiškai konkuruoti demokratijos sąlygų, kurie negali ir nemoka to daryti, jie gali tik tai visokiais užkulisiniais manevrais, juodosiam technologijom ir taip toliau. Taigi pasižiūrėkit, pas mus nėra politinių debatų, pas mus yra vien tik tai juodos politinės technologijos, kur mūsų papirktos ir degradavusios žiniasklaidos rankomis ir visokių ten nuomonės formuotojų rankomis daroma neva tai politika. Tai nėra politika, tai yra juodosios technologijos, tai yra, žinot, grynas ruskinas, prieš kurį jie neva tai taip pasisako. Taigi blogiausia yra ne tai, kad mes turim tokius politikus, tokį mentalitetą. Blogiausia, kad tauta yra visiškai abejinga ir jiems niekas nerūpi. Ne veltui pirmosios atkurtos Lietuvos vyriausybės finansų ministras Romualdas Sikorskis yra sakęs, kad lietuviai yra veršių tauta, kur jie gali beždžioti kur tik nori, kaip tik nori. Ir daugelis net nesupranta, kas įvyko. Net nesupranta. Todėl ateina mindauginės ir vėl visi būsime tokio, didelio grotesko bei absurdo tragikomedijos su masinėmis scenomis artistai. Tiek šiam kartui. Nepamirškite užsiprenumeruoti šito kanalo, vėl būsime kartu ir vėl aptarinėsime aktualiausias mums temas ir nepamirškite nueiti į vektoriai.lt ir ten rasite tikrai daug atsakymų į jums visiems rūpimus klausimus. Ačiū ir iki naujų